Sveiki vyrai. Daugelis manęs klausia, kaip laikaisi Airinai, kaip tau sekasi. Tai štai keletas naujienų. Visų pirma, su manimi, tikruoju manimi galit kontaktuotis tik tais per Patrauklus vyras LT puslapį, kuris priklauso man iki šiol. Susisiekdami kontaktai. Visos Facebook'o anketos, kurios yra kurtos ant mano vardo, pavardės ir atvaizdo, gali būti netikrus. Viena, tai aš turiu savo, ten gal apie kokius 300 draugų, nedaug. Tai ten kol kas aš esu, bet sakau, rimtai, jeigu jūs norit kažką daryti, turit kontaktuotis per puslapį, nes Facebook'e, suprantat, gali bet kas susikurti ant mano atvaizdo, vardo, pavardės, anketą ir jūs rašinėtis, jūs gaištat savo laiką, o pasirodo ten ne jum Airinas atrašo, ne aš atrašau, atrašo kažkas kitas, nes yra žmonių, kurie nori gyventi mano kailyje. Taip, dabar irgi dar kokių, tai šiuo metu aš esu Vilniuje ir aš galiu padėti pravesti šokių pamokas, tai yra, aš galiu išmokinti tave labai greitos sėkmės su moterimis šokio aikšteliai. Jeigu nori labai greitai išmokti ją suvilioti, greitų rezultatų su moterimis, labai stipraus, aukšto pasitikėjimo savimi, bet kur, tiek šokio aikšteliai, tiek gatvėje, prekybos centre, aplamai būdamas tarp draugų, aš esu tas žmogus, kuris visą savo gyvenimą dirbo užkalbinant moteris, susipažinime su moterimis, darbę su vyrų pasitikėjimu savimi. Ir aš kai pamatyčiau tave, iškart pasakyčiau, kur ką reikia pataisyti, kur tau, kaip gauti greitesnius rezultatus. Tai kviečiu, jeigu nori, kol dar gali suspėti, nes neužilgo aš išskrisiu iš Lietuvos ir dar paimti šokių pamokas, ateiti pasimokinti, kaip jūs vyktų, ateitum privačiai pasimokinti, pasibandytum valandą, jeigu tau patiktų, tada pakalbėtume dėl tolimesnių pamokų, būtų jau šokio asistentė, tau nereikia jokios merginos, tu gali ateiti vienas, pasimokinsim tą pamoką, pabandysim ir galėsi, jeigu tau patiks toliau dirbti. Kokie mano šiaip planai, Alpha Man Training puslapis yra perkopęs gerokai lankytų skaičių, todėl aš didžiąją savo laiko dalį dirbu apie alphamantraining.com. Su Patrauklus vyras kartais padarau vaizdų įrašą, kad prisimint, pasisakyt, kur esu, kad galit susisiekti, galim dirbti, nes tai yra pati geriausia investicija. Kodėl? Kiek aš irgi dabar lekia laikas labai greitai ir pažiūriu, ką bepirktum, naudingiausia yra visą laiką investicija į save. Kažkada, kai pats investavau, jau mokinausi šokius, kažkada, kai pats investavau, pirkau mokymus, susipažinime su moterimis, jie man, kaip pasirodo, atsipirko labiausiai. Kažkada, kai mokinausi programavimu šiek tiek, darbu su video programomis, irgi tas atsipirko labai. Taigi, kai investuoji į save, tu tai nešiuojasi visą gyvenimą ir tau tai atsipirks bet kokiu atveju. O kai nusipirkau mašiną, tai atsimenu buvo, kad jau mano užkalbinimų skaičius pradėjo mažėti ir laimė kristi. Todėl faktas, kad dar tu turi savęs paklausti, kai tu nusipirksi daiktą, tai tu įeisi į santykį su tuo daiktu. Tai prasme, tau jisai reikalaus daug dėmesio, tu gali pasimti ir namą nusipirkti. Bet tu iš tikrųjų nenusiperki namų, ne tau tas namas priklauso. Namas tiesiog kaip jis yra ir yra. Bet tu eini į santykį. Tau kaip yra prisimi to atsakomybę, jau rūpintis, prižiūrėti tą namą. Aišku, tu gauni pastogę, bet tai atima labai daug laiko. Ir klausimas, ar prie tavo dabartinės situacijos tau yra reikalingas namas. Kas tau yra aplamai svarbiausia dabar. Taip pat lygiai su nauju automobiliu. Ar tau jis yra reikalingas šiai situacijai, šiam etapui, ar kodėl tu jį perki. Nes tu iš tikrųjų, kai nusiperki, nepriklauso tau, tu tik turi santykį. Jeigu santykis prastas, automobilis pradeda gest, nevažiuot, tau krūva problemų būna.
galbūt ir į avariją patenki. Taigi visur viskas yra santykiai ir labiausiai gyvenimo kokybė kyla, kai aplinkui, ką tu turi, yra geri santykiai. Ta prasme, yra ir su tavo šeima, su tavo artimiausiais žmonėmis, su tavo merginomis, su tavo draugais, kada santykiai geri, kada jūs norit vienas kitam padėti, išmokti kažką vienas iš kito, tada tu jautiesi laimingas ir tau aplamai ir tiek ir finansinį gerovį kyla, materialinį, psichologinį ir taip toliau. O pabaigai viena istorija iš mano privataus klientų, kuris buvo Gdanske, čia niekur neviešinau. Vedžiau mokymus Lenkijoje, Gdanske ir net neįsivaizduot, kaip mokymai įdomiai praėjo. Mane nusamdė 39 metų, atrodo, verslininkas ir įsivaizduokit, per nepilnai 3 savaitės pasiekėm visus rezultatus, viršijo lūkesčiais ir tarėsmės galvo, kad jis per senas, negali užkalbinti jaunų. Aš jam viską subraižiau, išaiškinau, pakreipiau jų mąstymą tinkamą linkme, kad nėra čia jokio amžiaus problemos. Ir pradėjusiai merginoms patikt. Šiai dienai jis gyvena su mergina, kurios visada norėjo ir jisai įtraukėsi ją į savo veiklą. Ta mergina yra belekai graži. Tarasme, blondinė, kurios jisai norėjo, nes jisai norėjo ne tik tais, kad seksui pasimylėti, bet įtraukti tą merginą į savo veiklą. Nes jisai yra pats Lenkijoje gyvena Gdanske, bet jisai užsienietis yra, tenais atvažiavęs. Ir tai jam pavyko, be galo yra dėkingas mano mokymam ir galbūt čia ir lietuvis žiūri, kuriam yra apie 40, 35. Galbūt galvoja, kad tu esi per senas susipažint, kad jau tave merginos nežiūri, kad į tave negali žiūrėti, kad jau tu, kai susipažįsti, pasakai joms savo amžių, jom ant kaktos akys iššoka. Liūdna, bet reikia manipuliuoti mokėti ir aišku, mes tai gražiai labai pakam su to klientu, bet šiai dienai jis turi tą merginą, kurios nori. Ir aš viską išmokinu, ką reikia, kaip tai pasiekti. Jeigu tau yra daug metų, tai esi finansiškai nepriklausomas, tau nereikia eiti į darbą nuo 8 iki 5. Tau reikia, jeigu tu ieškai rimtų mokymų, rimto partnerio, kuris tavo sėkmę su moterimis iškeltų į aukštumas, tai aš esu tas žmogus ir aš noriu su tavimi dirbti, nes tu dirbai kažkokioje vienoje srityje visą laiką. Pasiekė aukštumų, tapai finansiškai nepriklausomas, sėkmingas. Aš dirbau savo visą gyvenimą bendravime su moterimis, mokinime vyrų. Susipažįsti su moterimis, kovojimo su jų problemomis, limituojančiais tikėjimais ir taip toliau. Ir aš noriu visas savo žinias perduoti tau ir iškelti sėkmę tavo su moterimis į nerealias aukštumas. Į tokias aukštumas, kai tu matai bet kurią moterį, nesvarbu jos amžius, tu gali prieiti ir ją drąsiai suvilioti. Įtraukti ją ilgalaikius santykius į savo veiklą. Leisti laiką būti laimingu. Jausti, kad tu jai patinki. Ką to reikia padaryti? Susisiekti su manimi per Patrauklus vyras LT puslapį, kaip ir minėjau, ne per Facebook, todėl kad Facebook'e, sakau, daug yra anketų, kur yra ne ant mano vardo, tai esu ne aš. Tai tiesiog ant mano vardo pavardės ir atvaizdų pakūrė. Ir tai yra kiti žmonės, o jeigu tu nori su manimi bendrauti, turi susiekti per puslapį www.patrauklusvyras.lt, eiti į kontaktai, parašyti paštu info@patrauklusvyras.lt, susisiekti. Kaip mes darytume mokymus, o jau pakalbėtume per Skype'ą ir labai rimtai, o viską aš matysiu iš tavo laiškų. Jeigu neatrašau, vadinasi, nerimtai laiškas skambėjo ir nedomina. Taigi,
paskubėk, nes metai labai greit bėga. Pats atsimeni, kai tau buvo 20, o dabar yra 40 ir pažiūrėk, kaip laikas prabėgo, net nepajutai. Kai numirsi, viską paliksi čia žemėje. Nieko ten į viršų nepasimsi. Nei pinigų, nei savo automobilių, nei namų, nieko. Tik ką prisiminti santykius su žmonėmis. Santykius su moterimis, santykius su vyrais. Tai pats metas iškelti tavo santykius su moterimis į aukštumas, kurių tu visada norėjai. Pats laikas visus tavo kompleksus įveikti. Pats laikas grand pokyčiams. Jeigu domina, susisiek www.patrauklus vyras.lt ir iki pasimatymų. Ate.